trumpai prisistatysiu. Aš esu Sergejus Muravjovas iš Transparency International Lietuvos skyriaus. Žinau, esat girdėję apie Transparency International? Esat. Tai mes esam nevyriausybinė organizacija, kuri dirba su antikorupcija ir skaidrumu, ir prisipažinsiu, kai gerbiamas pirmininkas pasiūlė padaryti pranešimą, aš maloniai nustebau ne todėl, kad netenka kalbėti apie teismų skaidrumą ir atvirumą, korupciją ir pasitikėjimą teismais, bet todėl, kad šiaip yra smagu, kad jūs darote tokius dalykus ir kviečiate žmonės iš šalies, nes prisipažinsiu, kad jūs žymiai geriau išmanote teismų darbą, ar ne? Ir jūs tikriausiai gyvenate šitą kasdienybę, suprantate, kur yra jūsų pagrindiniai iššūkiai, kur yra jūsų laimėjimai, mokat mąstyti ir daryti išvadas. Suprantu, kad mano indėlis, kuklus indėlis, galbūt galėtų būti irgi gan paprastas. Tiesiog padėti jums pagalvoti apie tai, apie ką galbūt negalvojate kasdien, arba pasiūlyti matymą kaip žmogaus iš šono, kuris dirba šitoje srityje ir turi galbūt vieną kitą pasiūlymą, o jau kartu galėtume nuspręsti, ar šitie pasiūlymai tinka jum ar ne. Tai ar galim sutikti su tokiom žaidimo taisyklėm? Gerai, tai jūs galite paspausti mygtuką. Kodėl pasirinkau kalbėti apie atvirą teismą? Suprantu, kad tai yra šiek tiek neįprasta tema, nes klausimas, ar teismas iš principo turi būti atviras, ar ne? Turiu kolegų teisininkų, tenka bendrauti nemažai su skirtingų teisės profesijos šakų atstovais ir čia nėra savami suprantamas dalykas. Kiek reikia to atskaitingumo, kiek reikia skaidrumo, ar gali būti atviras teismas, ar tai jau nėra linčo teismas, kai tu leidi visiems įsitraukti, kalbėti, nes kažkaip suprantu, reiškia po senoviai, pokalbis apie teisėjus, naratyvas, kurie daug kas žino ir kurio laikos yra toks, kad teisėjas yra žmogus, kuris šiaip yra įpareigotas ir kaip paskirtas būti visuomenės atstovų ginčuose. Kažkaip galbūt ir turite tam tikrą viršenybės teisę, pasakyti, kaip vis dėlto abi pusės turi susitarti. Tai ar aš teisingai suprantu, dažnai taip ir yra kalbama, ar yra kitaip? Tai yra kažkaip taip, ar ne? Tai aš suprantu, kad pokalbis gali būti irgi gan paprastas. Ar tu gali siūlyti tokią idėją, ar ne? Man atrodo, kad gali, nes šiaip teisėjai visame pasaulyje daug yra prisidėję prie skaidrumo, atskaitingumo ir labai dažnai yra tie šviesuliai, kurie kaip tik stumia visą visuomenę į priekį. Vienas iš tokių žmonių buvo ponas Brandeisas, jis gyvena Amerikoje. Mačiau, kad pavadinime buvo parašyta, kad aš galbūt kalbėsiu apie visą šitą reiškinį 19 amžiaus piliečio akimis, tai kalbėsiu 21 amžiaus piliečio akimis. Tačiau jis gyvena 19 amžiuje ir jis pasakė labai gerą dalyką. Jis pasakė, kad šiaip viešumas labai dažnai, aš išversiu iš anglų, viešumas labai dažnai yra matomas kaip būdas pažaboti socialinės ir pramoninės ligas. O saulės šviesa arba saulės šviesa, Lietuvių kalbos komisija sako, galima naudoti dabar tokį žodį, būna geriausia dezinfekuojanti priemonė, elektra, geriausia ir efektyviausia policininkė. Tai man aišku, kad nėra tai neįprastas pokalbis ir klausimas, kiek to skaidrumo ir viešumo teismo darbe yra adekvatus klausimas. Klausimas, kokioje aplinkoje mes dirbame ir kiek tos šviesos ir kiek tos elektros reikia mūsų lietuviškai kasdienybei. Tai tikriausiai nėra paslaptis, kad korupcija Lietuvoje egzistuoja. Ji egzistuoja ne vien kyšininkavimo pavidalu. Dažnai, anot verslininkų, valstybės tarnautojų, gyventojų, tai yra nepotizmas, kronizmas, pinigų bičiulių protegavimas, politinių partijų interesų protegavimas, papirkimas, prekyba įtaka, piktnaudžiavimas tarnyba, žodžiu, priešų yra labai daug. Ir realybė yra tokia, kad situacija keičiasi labai retai. Mes žinome, kad kyšininkavimo mastai šiek tiek po truputėlį mažėja,
Tačiau kas liečia politinę korupciją, nepotizmą, mano akim, tai išlieka vienu iš esminių visos šalies iššūkių. Klausimas be abejo, visai pasklausti grupę, yra, o kaip tai atsiliepia teismam? Ar teismai kaip nors yra vertinami gyventojų, verslininkų? Ir čia mes susidurime su tam tikrų iššūkių. Tai yra nuomonė apie teismų korumpuotumą ir jūs ją turėtumėt sutikti bent kritiškai. Nes realybė yra tokia, kad didžioji dauguma gyventojų neturi patirties su teismais, tačiau vis dėlto turi labai aiškią nuostatą, kaip jie teismus vertina. Ir tai, kad teismai, kad ir su sumažėjusiais reitingais 14 metais pagal Lietuvos korupcijos žemėlapio tyrimą vis dar buvo laikomi vieni iš korumpuočiausių įstaigų, manau, mažiausiai turėtų mums visiems kelti nerimą, nes akivaizdu, kad, ir mes galime paspausti kitą mygtuką, žmonės turi labai aiškią nuomonę ne šiaip apie teismų sistemą, bet ir apie skirtingus teismus. Jie bendrasiai kalba apie tai, ką jie mano apie apylinkių teismų darbą, apie Lietuvos apeliacinio teismo darbą, net Lietuvos aukščiausiojo teismo darbą. Ir mes suprantame, kad mes kaip ir turim kažką su tuo daryti, nes realybė yra tokia, kad tik saujelė šitų žmonių turėjo tiesioginės patirties su kiekvienu iš jūsų, tačiau jie mano, kad to pakanka, kad jie galėtų labai aiškiai sudėlioti savo nuomonę apie tai, kaip veikia visa teisinė sistema. Akivaizdu, kad įvyksta labai paprastas dalykas. Jie tiesiog mato teismų sistemą kaip šiaip visos šalies veikimo išraišką ir mano akim šitais skaičiais šią nuomonę išreiškia savo nepasitikėjimą teisinė sistema. Ir šioje vietoje aš būčiau pasiryžęs labiau kalbėti ne apie korumpuotumą, bet apie skaidrumo stoką. Aš ieškočiau atsakymų ne kodėl jie mano, kad teismai yra korumpuoti, bet kaip padaryti taip, kad teismas galbūt veiktų šiek tiek kitaip ir ieškotų būdų vis dėlto labiau aktyviau, aiškiau papasakoti apie savo darbą, įtrauktų piliečius, suprasti, ko piliečiam trūksta, tam, kad jie pakeistų savo nuomonę apie teismų darbą. Jeigu tai yra be abejo svarbu. Nes matom, kad šiaip tam tikri dalykai yra ne be pagrindo. Ir nors sociologai sako, kad mes negalime naudoti visų šitų skaičių, nes imtis nėra pakankamai reprezentatyvi, tie gyventojai, kurie yra susidūrę su, pavyzdžiui, baudžiamųjų bylų nagrinėjimu arba civilinių bylų nagrinėjimu, karts nuo karto pasako, kad taip, jie iš tiesų pasinaudojo pažintimis. Ir taip, jie suprato, kad iš jų buvo reikalaujamas kyšis. Kartais jie kyšį sumokėjo ir pakankamai dažnai jis suveikė. Čia mes jau kalbame ne apie nuomonę, bet apie patirtį. Kaip ir minėjau, imtis nėra reprezentatyvi, jos neužtektų pasakyti, kad iš tiesų taip ir yra. Bet gal tai vis tiek turėtų suteikti pagrindo pamąstymų. Suprasti, kodėl šitie skaičiai yra. Kaip čia taip yra, kad 14 metais mes vis dėlto kalbame su jumis apie tai, kad ir pažintys, ir kyšiai, galbūt tam tikruose teismuose vis dėlto gali suveikti. Be abejo, tai yra tik sociologinis tyrimas ir jis ir turi būti naudojamas kaip priemonė suprasti, kaip galima pagerinti savo darbą, bet gal vis dėlto jis yra vertas dėmesio. Tai natūraliai kyla klausimas, ką su tuo daryti ir ko tikimasi iš teismų. Nes neaišku, ar teismai privalo daryti viską, ko iš jų tikimasi. Ir šioje vietoje aš galvoju, galbūt vertėtų sustoti ir pagalvoti apie tai, kam jūs esate pasiruošę, nes realybė yra tokia, kad skaidrumo laikai keičiasi. Ir tai, kas buvo vertybė prieš 20-30 metų, dabar yra kvestionuojama, žmonės nori daugiau duomenų, daugiau informacijos. Nėra savami suprantama, kad tu tiesiog turi pasitikėti teisėjai arba politikai. Yra daug būdų, kaip tu gali gauti nemažai duomenų, informacijos apie tai, ką jis daro vos nesame laiku. Poreikis yra milžiniškas ir kasdien poreikis tik didėja. Maža to mes sugebam valdyti vis daugiau informacijos, mes galime palyginti labai daug įvairių duomenų
suprasti žymiai aiškiau, ką jie reiškia, ir patys žmonės yra žymiai labiau išprusę, aš sakyčiau, negu kad prieš 40-50 metų pagal specifinių žinių kiekį, kurias jie yra pasiryžę valdyti. Man atrodo, kad vienas iš pagrindinių klausimų yra, ar jūs tikrai aiškiai ir paprastai pasakoti apie tai, ką darote. Ir šios išvalgos nėra skirtos vien teismam, aš tikrai nenorėčiau būti suvoktas pretenzingai. Tai yra kažkas, kas pasikartoja įvairių įstaigų veikloje, ir tai yra klausimai, kuriuos mano akim privalo atsakyti bet kuri įstaiga, bet koks sektorius, kuris yra susirūpinęs dėl savo skaidrumo ir atskaitingumo. Galiu papasakoti vieną paprastą istoriją. Mano kolegė vieną kartą norėjo susipažinti su nutartim. Tuo metu laukėsi, jie dar dirbo biure ir jai pasiūlė nuvažiuoti į teismą ir tiesiog perskaityti nutartį. Paklausė, ar galima būtų gauti šitos nutarties raštu arba elektroniniu būdu. Jie pasakė, kad ne, jie turėtų vis dėlto atvykti į teismą. Jie atvyko į teismą, paklausė, ar galima būtų šitą nutartį nukopijuoti arba nufotografuoti. Jie pasakė, kad tai nėra įmanoma ir jie reikėtų perrašyti visą nutartį ant kamerų. Jie tai padarė. Esmė yra tokia, kad jinai skiria tam pusę dienos, mums tai buvo labai svarbu. Klausimas yra, ar tikrai neįmanoma kaip nors kitaip leisti žmogui gauti nutartį, nes jis akivaizdžiai yra pasiryžęs ją gauti. Ir aš suprantu, kad yra labai daug apribojimų, gerai, kad jį teisininkai, jis suprato tą nutartį, bet mes suprantame, kad aplink tokį veiksmą labai dažnai sukasi labai daug klausimų, kaip iš tikrųjų galima bendrauti su žmogum ir kaip ne vien tą nutartį aiškiai ir paprastai pateikti, nes mes suprantame, kad su neaiškiai surašytom nutartim yra taip, kad gali pasirinkti kokį nors sprendimą, arba tiesiog, kad ir labai gerai išnagrinėta byla, bet yra neaišku, ir žmogus supranta, kad čia galbūt kažkaip yra ne taip. Bet klausimas, kaip padaryti taip, kad tie patys teismai būtų labiau bendruomeniški ir ne tai, kad atviri savaime, bet suprastų, ko reikia žmogui ir vertintų kiekvieną santykį su konkrečiu žmogumi. Na ir trečia, klausimas yra, o kaip yra su tuo teismų atvirumu ir ar galima kaip nors kitaip papasakoti apie teismų darbą. Man atrodo, kad galima, nes mūsų patirtis su nacionalinė teismų administracija šiuo metu man aiškiai rodo, kad jūs suprantate šitas problemas ir iš tikrųjų yra nemažai darbo. Aš tikrai norėčiau jūs pagirti, kad jūs ne šiaip stovit vietoj, kad ieškote vis naujų iškesnių būdų, kaip galima bendrauti su visuomenė ir galbūt išeiti iš patogumo ribų. Tai ką mes darome su NTA dabar yra tokio atviro teismo iniciatyva ir jos tikslas yra suvirškinti duomenis, kuriuos jūs apie save turite ir padėti nušauti jum ir visiems kitiem bent du zuikius. Viena, leisti visuomeniai suprasti, o tai kaip iš tiesų dirba teismai. Kuris teismas dirba greičiausiai, kuris yra lėčiausias teismas, kaip yra su teisėjais, ar galima čia kažką lyginti, ko negalima lyginti, bet bent jau ar galima suprasti, kaip šiuo metu viskas vyksta Lietuvoje. Ir mes jau gavome nemažai duomenų, dabar bandome viską sudėlioti, sukryžminti, kažkaip nemažai bendraujame su NTA atstovais ir man atrodo, kad už kelių mėnesių tai bus labai įdomus eksperimentas. Maža to, jūs busite pirmieji Lietuvoje, kurie šiaip pasiryžo suteikti tokio pobūdžio duomenis. Ir aš manau, kad jūs tapsite geruoju pavyzdžiu kitom viešojo sektoriaus įstaigom, kaip vis dėlto galima dalintis tokio pobūdžio duomenį. Antra, man atrodo, kad patiem teisėjam tai turėtų būti visai įdomus įrankis suprasti, kas vis dėlto vyksta teismuose. Aš pats keletą metų buvau teisėjų, pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje. Prisipažinsiu, kad yra labai sudėtinga suprasti, ar teisėjas dirba gerai ar blogai. Labai sudėtinga suprasti, ar teismas iš principo dirba gerai ar blogai. Aš suprantu, kad gal man tiesiog neužteko laiko arba kažkaip šiaip nesugebėjau atsakyti tam tikrus klausimus, bet kaip objektyviai suvokti, kas vyksta aplinkui. Man atrodo, kad atviras teismas gali su šituo padėti. Na ir pabaigai kažkaip noriu suteikti dar šiek tiek daugiau vilties, nes
kažkaip pradėjau nuo pono Louis Brandeis. Jis yra amerikietis. Labai dažnai žmonės kalba apie tai, kad čia visos šitos skaidrumo ir atskaitingumo vertybės, jos yra mums primestos, nes neaišku, ar Lietuvai nereikia kažkokio tai kitokio kelio. Tai aš tiesiog noriu pagarbiai priminti, kad šiaip drįsčiau nesutikti ir kažkaip pasakyčiau, kad daug kas genetiškai su mumis yra kaip tik tvarkoj, nes muzikantiškai giesmė labai aiškiai sudėlioja visus akcentus ir kaip tik leidžia mums pakankamai dažnai savo atsakyti šitą klausimą, nes mes jau po 100 metų aiškiai žinojame, kokia yra Saulės šviesos galia ir ką mes su tuo galime nuveikti. Tai tiek, ačiū jums jūsų.